Nu, kaip Šiauliuose buvo? Šiauliuose vyko mūšis, rinkti, kaip ten visur, žinai, jau čia mes pradėjom skaičiuoti komunistus. Vyko tas toks išvakarėse kažkodėl tai Baltijos kelio. Nuversti tą kareivį ar nenuversti, kuris stovi aikštėje? Uždengti ten kokiu nors maišu ar palikti jį tegul taip ir stovi. Prie jo ten čia įdomu, tikrai, nes dar stovėjo tas kareivis. Ten po palme vyksta debatai vos nemuštinės ir kiekvienas su savo nuomonę. Ką daryti? O dar paminklus reikia statyti ten, tame Baltijos kely. Ten ilgai buvo, bet viskas, kai išsirutuliojo, labai greitai išsisprendė. Tarkim, va šitą va ir paminkliuką ir paskui kitą prie Lukošaičio, kuris stovi tas akmuo, kitas akmenukas nelabai matos. Tai buvo nupaišyti projektai sėdint po palmę Sąjūdžio tarybos posėdį. Atsisėdo skulptorius Pyragis akmeninę dalį, tik nupaišė. Iš karto parodė, va toks va bus, arba va ten tas kitas prie Pumpėdų, toks bus. Bet čia už karto jau vežėtės tą Baltijos kelią tie paminkliukai, ar jie vėliau vis tiek atsirado? Kai mes atvažiavom, jie buvo pastatyti. Jau buvo, ne? Jie buvo pastatyti. Jie buvo patvirtinti, bet jų projektai tokie, va aš tau sakau, kaip užšachuot neįmanoma, nes tu sėdi, vieni ginčiais, vieni komunistus skaičiuoja, o sėdi savo ramiai Pyragas ir nupaišo ten tos, va toks va bus ir aš turiu akmens, aš padarysiu, tu turi viziją, viską padarys nemokamai. Nu, aš prieš tai uždaviau klausimą, šiauliečių gausa Baltijos kelyje, su paprastinimu, buvo iniciatyva iš apačios ar iniciatyva iš viršaus? Tik duokit autobusų. Ar jums teko daug organizuoti ir kviesti, ar kaip tik visi patys... Autobusų reikėjo. Ir tie autobusai irgi buvo mokami, nebeprisimenu kiek, už tos bilietukus, bet autobusuose mokėjo. Tai ta pati gausa mieste. Žmonės, jie tiek įsijautė, ten tas scenarijus buvo padarytas toks, ačiū Reginai Stepanovičiūtei, Pranui Pavlokui, Dieve, kiek jie dirbo, kol scenarijus atsirado, iš kurie iškniso tos tekstus, kuriuos skaitė ten iš slaptųjų protokolų, iš Molotovo-Ribbentropo dar originalo kalba, centre atsistoja. Tie du artistai iš viso buvo nepakartojami, tiek įsijautė, kad... Kur Staliną ir Hitlerį vaidino? Kur Staliną ir Hitlerį vaidino. Jiegi nuėjo į svečius, į karinį komisariatą, karinis komisaras vos nenumirė. Ten buvo atskira istorija, jie atėjo aplankyti ten tą savo kolegą, nesgi jie, žodžiu, ir Stalinas, ir Hitleris, ir Molotovas, ir Ribbentropas. Jie po miestą važinėjo net. Jie važinėjo po miestą, po to užsuko į karinį komisariatą, atėjo, išėmė prie karinio komisariato tą vėliavą raudoną sovietinį, išėmė, kabino savo vėliavą Hitleris. Va tai, atrodė, kažkur pas mane atrodo nuotraukos, jeigu niekam neatidaviau. Visiškai buvo padaryta, nežinau, galėjo būti koks nors pasipriešinimas ar dar kas nors, bet buvo, atrodo, kad taip ir reikia. Aš tik vieną kartą vos į dūdą negavau. O tos karstus centre, čia kieno irgi buvo? Irgi čia buvo scenarijus. Stepanovičiūtė, Pavlokas, čia buvo dramos teatro, todėl kad taryboje buvo daug aktorių ir miestas labai rėmė. Ir Vilius Puronas ten paišė visokius įmanomus plakatukus ir schemutės darė. Ir buvo atsakingas iš Morkūno, reiškia vykdomo komiteto pirmininko pavaduotojų Beržanskas, kuris sėdėdavo Sąjūdžio tarybos posėdžiuose ir rašėsi, ko reikės, kad duotų vykdomasis. Aš tai kitą kalbą ten rėžiau, man prinešė paskui labai daug karinių bilietų, ten žmonės nešė, metė tos bilietus, o dabar jau čia pareiga ateiti po šitiek metų manęs paklausti, kai darbo stažų trūksta kelių metų, kur kariniai bilietai. O kad patys mėtė visas pusės, tai jam nesvarbu. Tada ir po sausio įvykių daug mėtė, pervėrė prie savivaldybės. Po sausio mėnesį jie nešė atsargos karininkų būstinė, buvo tokia Varpo gatvėje tenai šito Oriento. Tai aš jau juos paskui pas Orientą siunčiu. Tai Lietuvaitė, tai buvo, man atrodo, Razmienė Ada. O Razminas ką vaidino tada? Ar kažką jis dalyvavo? Jis irgi buvo ten kažkokius sovietinių soldaponų, ten jie stovėjo, tą Lietuvaitę ten terorizavo visai po to kareivio šauninkų. Čia jau buvo biski ir jų saviveikla, kai kas taip sakė, kad šito gal nereikia taip jau užaštrinti. Elegantiškiau ten sankryžoje, tiek karstai vėliavos sukryžiuotos stovėjo. Bet, aš sakau, pasakoju, kai buvo įgyvendinama. Čia idėja, čia įgyvendinimas ir viskas. Įdomiau tik tai buvo
Buvo apsispręsta, kad bus tie akmeniniai visokie akcentukai Baltijos kely. Ir kai viskas aprimo, kai jau ten Pyragas tos paminklus padarė, viskas ateina tokia ponia į Sąjūdžio būstinę ir sako, gal jūs galite man padėti? Aš esu Irena Lukošaitinė, Gintauto Lukošaičio mama. Jos sūnus baiginėja Čiurlionkę, man atrodo. Diplominis darbas rūpintojėlis medinis. Norėtų padovanoti Baltijos keliui. Nu, viskas jau, Sąjūdžio taryba patvirtino, tas viskas padaryta. Rūpintojėlis. Nu, čia jau buvo ypač nėra su kuo, nes atėjo viena Irena pas kitą Ireną, ką daryti. Tai aš sakiau, paimsime tą rūpintojėlį, nes man kažkodėl tai pasirodė, kad tie sovietiniai ženklai ant pyrago akmens va tokie va iškalti čia yra. Kaip du pasidalino. Ir visai neblogai įsipaišytų tas rūpintojėlis, amžinai susirūpinęs Lietuvą. Tai, vat, tai tas, kurį viešininkas iš Pumpėnų, Kirkilas, pirmąjį tą diplominį darbą Lukošaičio rūpintojėlį sudegino. Tai jis ir stovėjo. 2009 metais stojo kitas rūpintojėlis Lukošaičio, jis jau dabar yra impregnuojamas kiekvienais metais ir dar stovi. Pernai dar stovėjo, šiemet dar neplankiau važiuosim. Čia turi nuotrauką, man atrodo, su tuo. Yra, ir kur aš dabar jį, čia mes kažkur, va čia su seniūnija, čia su Kulikausku mes buvom nuvarę. Va šitas, va dabar tas nuo 2009 stovi. O ar teko girdėti, kaip kiti, pavyzdžiui, kiti rajonai ten įamžino tas vietas, kur stovėjo, ar ne? Yra tų ženklų daugiau? Jie įamžino ir yra, visa ta trasa. Ir išlikę akmeniniai, medinį, man atrodo, rajono savivaldybė centrą atstatė. O daugiau, kad atstatytų medinius, aš turbūt nežinau arba negirdėjau. Ir tai aš galvoju, kad čia paskutinis, nes dėl šito tai reikėjo muštis 2009, reikėjo muštis, nes administracijos direktorius jis būtų nesutikęs finansuoti to be visos konkursų procedūros ir visų kitų, nes dabargi visur konkursai turi būti. O meru tuo metu buvo Genadijus Mikšys, tai jis žmogus minkštesnis, kai ateina Sąjūdžio tokia delegacija, mes čia su Kulikausku, kai nuėjom, iš karto skyrė pinigų ir Lukošaitis pastatė antrą rūpintojėlį, kuris vat rūpinasi dabar. O šiaip lankyti, važiuoti, laistyti, gėlyčių pasodinti, tai paprasti mirtingieji. Čia vienais metais savivaldybė manęs klausė, kur yra, tai mes su Kulikausku savivaldybės atstovus vežėme parodyti, kur yra mūsų akcentukai. Va taip, jie nelabai, kaip ir žurnalistai. Žurnalistus irgi mes vežėme Šiaulių krašto parodyti. Dabar jau gal žinosis.